Čia part 1 apie back to school shopping. Gerai, ar jūs norite apsipirkti atgal į mokyklą, nes rytoj jums į mokyklą? Nenoriu. Taip, nenoriu. Aš irgi nenoriu. Bet turime apsipirkti, jau pirmąją apsipirkom ką valgyti, jūs norite į mokyklą, o dabar dalykų į mokyklą reikia jums apsipirkti. Bet mama mokyklai duoda dalykų. Nu jau, bet vis tiek jums reikia dalykų. Taip. Okei, ir ką? Aš tiesiog noriu suvalgyti sausų šitas 2 pizzą. Aš valgysiu, kiek aš noriu. Nu, tu ateik, nes tu pamatysi, kas tau yra. Man jau viskas ok. Gerai, visi jau. Gerai, tada mokytos duos dalykų, nes vis tiek jau už kelių minučių jau pasibaigs parduotuvė, pavyzdžiui, užsidarys ir taip tokie. Rytoj jums gal kažką nupirksiu, nes rytoj bus jūsų pirmutinė diena mokyklai. Okei, visi pasako okei. Gerai, kur dabar mums reikia varyti? Ten atsidarė tokia nauja parduotuvė, kur galima drabužių vaikams ir suaugusiems drabužius. Tai galėsim nusipirkti drabužių. Arba ten yra atsidarius parduotuvė, kur galima pasimti drabužių. Ir daugiau mokyklinių dalykų, drabužių ir tokius. Nu, gerai, tada ten turėsim nuvaryti. Gal šiandien, nes rytoj mokykla pasibaigė. Bet jau esate 9. O jau 9 užsidaro ta parduotuvė. Jei jums patiko šitas video, tai visiems atėjo.